porą žodžių apie jaunystės portalą pašnekėti. Mes čia apjungsime fiziką, energetiką ir psichiką. Su fizika mes dirbsime darydami masažus, darydami akupunktūrinius masažus, taškinius masažus. Tiesiog apjungsime fiziką, įvesime į kūną tuos energetinius srautus, ta prasme, įžemysime, tam, kad energetiniai srautai galėtų greičiau ir geriau įsisavinti. Taigi, tam reikalingas darbas su fizika. Noriu akcentuoti tai, turbūt pastebėti, kad moteris tos, kurios darosi procedūras įvairius, ar tai masažus, ar tai kitas įvairias grožio procedūras, pastebi, kad tos procedūros tampa, kuo daugiau, tuo toliau jos tampa trumpalaikės. Ir kas tai yra? Tai yra tik tai duodama atitinkamas kiekis medžiagų, jos įsisavinas tik tai į paviršių. O darbas su energetinė struktūra, su ląstelių energijomis, su audiniais nevyksta. Tai tik tai yra paviršinis darbas. Tai tik tai tiek, kiek gali kosmetologas įvesti ir duoti tam klientui. Taip? O tuo tarpu pati atsijauninimo procedūra, pati atsijauninimo procesas, jisai turi būti skirtas į vidiniame procese. Tai yra, kuomet sujungiame taip fiziką, taip, tai ląstelės, kuomet gauna daugiau energijos, kuomet jos gali daugiau transformuotis, pasikeisti, regeneruotis, kuomet gaunamas daugiau energijos, didesnis kiekis, taip, mitochondrijos jos daugiau pradeda tą kiekį didesnį energetinį skirti, didesnė veikla tampa, tai lygiai taip pat ir deguonies prisotinimas geresnis. Taigi, masažai čia ir bus skirtas tam, kad būtent tas energijas įvesti būtent į fiziką. Taigi, su ląstelėmis dirbsim tam, kad fizikoje, su audiniais, su oda, su ląstelėmis dirbsim tam, kad jos geriau įsisavintų tas energijas, kurias mes duosime. Toliau mes darbą dirbsime su psichika, tai yra su jūsų emocijomis. Tai emocijos, kokias mes imsime pačias pagrindinės, tai yra baimės, įniršio, pykčio emocijos, liūdesio, kokias tik tai turėjote, kokią savo patirtystę, savo gyvenime ir kurios turi įtakos jūsų senėjimo procesams. Mes dirbsime iš pagrindų, tai ta prasme programuosime iš naujo jūsų ląstelių struktūrą, jūsų jaunystę, nuimant senas programas, baimės programas tas, kurios yra įsisenėjusios jūsų organizme. Tai bus sesijos taip pat psichoemociniams procesams įveikti, išvesti iš jūsų organizmo, atlaisvinti daugiau energijos. Ir dirbsime lygiai taip pat su energetinė sistema. Tai energetinėme sistema programavimu. Mes suteiksime ląstelėms progą atsinaujinti, visapusiškai atsinaujinti, regeneruotis telomeroms, regeneruotėms, kad jos greičiau pailgėtų, kad jos ilgesnės būtų. Žinote, kad telomero ilgumas siejamas su jūsų ilgamžiškumu ir jaunyste. Tai tiesiog kad ląstelės būtų sveikos, kad kiek įmanoma jos būtų išsivaliusios, kiek įmanoma jos būtų daugiau priimtų energetinės tos srovės, energetinės. Taigi mes dirbsime su energijomis taipogi, tai programuosime tam, kad jos pradėtų naują savo ciklą naujose energijose. Kaip žinote, mūsų energijos dabar labai ypatingai kyla. Šis mėnuo karminis, o karmiškai mes esame paveldėję būtent šitą procesą, šitos senėjimo programas ir todėl mes imsime šį mėnesį būtent ir kada mes 17 dieną mes jau startuojame šitas projektas. Ir taigi, kokius mes procesus imsime energetinius, mes programuosime vandenį ir su vandeniu valysimės pirmiausia, valysimės organizmą, tam, kad įsivalyti blokus, tam, kad įsivalyti viskas tai, kas yra parazitai jūsų organizme, tie, kas trukdo jūsų ląstelėm energetinėme lygmenyje pereiti į naujas programas. Pirmiausia, imsime tam, kad įsivalytume. Toliau imsime modulinę sistemą, tai yra stuburas, tai yra jūsų tiesus stuburas, yra tiesioginis kelias jūsų jaunystė, nes nuo tiesaus stuburo, nuo jūsų laikysenos, nuo jūsų padėties laikysenos, nuo jūsų stuburo posvirio teisingo priklauso jūsų ir įsisavinimas viso to, ką mes turėsim duoti, taip, ką mes duosime,
tai energetinėme lygmenyje ir fizikoje. Taigi jūsų laikysena ir jūsų stuburas labai priklauso, taigi kad jisai būtų tiesus, kiek įmanoma tiesus, nes būtent nuo tiesaus stuburo priklauso ir jų organų išsidėstymas ir jūsų visa sveikata, žinokite. Tai jeigu kažkokie yra užspaudimai ar kažkokie blokai stuburo srityje, vadinasi, energija ten neteka. Taigi mums reikalinga atlaisvinti tą energiją, kad jinai pradėtų tekėti visame organizme. Tik tai taip organizmas galės pradėti atsinaujinti, regeneruoti, galės priimti naujus kodus. Taigi imsime tą modulinę sistemą, būtent kaulų modulinę sistemą stuburui. Sekantis mūsų procesas yra grožio ir jaunystės programavimas, tai irgi yra vanduo ir mes jį užkrausime ir tai kraunama kiekvienam atskirai, nes kadangi įmamas jūsų individualus vardas, pavardė, metai, individualus parametrai, taigi kiekvienam bus kraunamas atskirai vanduo, jis geriamas, programuojamas ir tokiu būdu jūs iš savo ląstelių išvesite tas programas, kurios yra jau pasenusios, kurios yra atgyvenusios ir duoda jums senėjimą. Tai tos programos jums jau yra nereikalingos ir jau būtent šiuose naujose energijose mes galime gyventi gražiau, sveikiau, visame kame, paaktyvinti ir pagerinti savo fizinius ir psichoemocinius parametrus. Taigi mes imsime būtent tą vandenį grožiui ir jaunystėj, tam, kad išvestume iš viso organizmo tuos blokus. Būtent vanduo yra geriausiai, jisai persiduoda tą programą per tą vandenį, nes kadangi vanduo išplauna seną programą, išplauna iš ląstelių, iš DNR, taip išplauna ir gali ir duoda naują programą, naują kryptį visame kame su naujomis energijomis. Taigi naujame amžiuje, kaip ir žinote, galimas jau būtent tose energijose jau galimas ir prailginti savo metus, prailginti savo amžių ir tiesiog tam, kad ir padaryti tą organizmą sveikesnį, kiek įmanoma sveikesnį, lankstesnį ir aišku gražesnį. Tai sekanti programa būtų taip pat plaukam. Tai plaukam pas daugelį yra svogūnėliai tiesiog apmirę, ar tai neatsigauna, ar tai ir nuo tos chemijos, nuo visų išsiderinimo, nuo visų, kas jūs supa, taip, nuo jūsų to organizmo, kurios lygiai taip pat ir tos psichoemocinės traumas išsiderina ir plaukų augimą, ir plaukų struktūrą. Taigi mes bandysime atkurti ir plaukų struktūrą, ir jų augimo svogūnėlius, kad tie plaukai būtų storesni ir jų būtų daugiau, kad jų augimas nepriklausytų nuo jūsų chemijos. Aišku, bus duodami ir kiti instrumentai, kaip ir atsikratymas jūsų ląstelės, kad atsikratytų tos chemijos, kad jos nepriimtų, bus duodami ir teipavimo instrumentas, kad kaip galima, kaip pagerinti struktūrą miego metu, tai teipuoti veidą, kad įsilygintų raukšlelės. Tai taipogi bus dar grožio procedūra su meditacija. Tai tiesiog imsime visame kame, kad struktūriškai ir fiziškai, ir psichologiškai, emociškai pagerinti jūsų struktūrinę fizinę veiklą. Taigi šitas būtent jaunystės portalas jau jisai bus antra laida ir aišku, tik tai sąmoningi žmonės gali tai įvertinti. Tai yra sąmoningų žmonių pasirinkimas ir ėjimas tą kryptimį. Taipogi, žinote, noriu pasakyti apie tai, kad iki 28 metų mūsų kūnas jisai turi pereiti į visiškai tas kitas energijas, visiškai išsivalyti. Jisai būtent ateina į žemę tos energijos dabar, kurias mes galime įsisavinti ir kurios padeda žmogui valytis, atsikratyti visą tai, kas yra susikaupę, tų senų blokų. Ir būtent mums yra duodamas laikas iki 28 metų savo organizmus paruošti daug stipresniems srovėm. Taigi po 28 metų jau nebus galima įsivalyti, perprogramuoti, persistatyti, ta prasme, regeneruoti savo ląsteles jau nebus duodama. Taigi bus jau paduodamas visiškai kitokios energijos. O iki 28 metų mes turime laiką ir mums yra duodamas tas laikas tam, kad pasiruoštume, tam, kad galėtume paruošti savo organizmus, išvalytume ir duotume ląstelėm tas programas, kurios gali juos priimti dabar. Aišku, po 28 metų bus kitos terapijos, bet tai dar toli gana. Mums dabar reikalingas būtent šitas pradinis bazinis išsivalymas, pasiruošimas. Ir taigi energetiškai
psichologiškai ir fiziškai turim paruošti savo ląsteles, savo organizmą, priimti naujus kodus, naujos energijas ir kad tie kodai greičiau įsisavintų, kad mes galėtume būti kuo ilgėliau jauni, žvalūs ir sveiki, kad galėtume būti kuo ilgėliau gražus, ta prasme, kokią tik tai jūs įsivaizduojate savyje savitą tą grožį, kad priimtume save tokį, kokie esame. Tai būtent ta programa ir yra. Taigi mes programą pradėsime nuo 17 dieną, jau startuosim 8 val. Vakaro Lietuvos laiku. Ir pirmiausia, mes eisime su fizika, dirbsim su fizika, tai yra masažai. Tai bus jaunystės meditacija, bus taškų programa, taip pat limfodrenažinis kūno ir veido masažas ir jaunatviškumo kvėpavimas. Tai yra kvėpavimas, kurio dar nebuvo praeitoje laidoje. Šioje laidoje mes dar pridėsime šią programą, tam, kad lygiai taip pat pripildyti mūsų organizmą oro, to srauto, tam, kad padėtume įeiti energetinėms programoms į ląsteles, tam, kad ląstelės pasirūstų, tam, kad jos lengviau išlaisvintų streso hormoną iš savęs ir lengviau įeitų bet kuri programa. Taigi visos šios programos bus, jūs gausite 4 programas vandens, energetinės, 4 terapinius seansus ir 4 masažų. Ir taipogi yra papildomi moduliai, kurie bus įraše. Taigi mes visą šią programą atliksime Zoom platformoje gyvai. Mes bendrausime gyvai ir kiekvienam žiūrėsime, kam ko reikia. Ir tai bus suteiktos, dar gali būti suteiktos papildomos žinios, dar papildomo, kam ko reikia. Ir kiekvienam atskirai. Tai tiesiog, jeigu sudomino, ateikite, prašau, bendrausime. Ir jeigu kažkas norėtų pakartoti kursą, tai būtų pusė kainos. Tai prašom, junkitės ir susitikime jau penktadienį, 17 dieną.